Sveiki, šiame video norėčiau aptarti nagų lakus, kuriuos pirkau per pastarąjį laiką. Štai jie visi. Pirmasis yra Sechevite viršutinis nagų lakų sluoksnis, kuris yra man pats geriausias iš visų. Su juo daug greičiau nudžiūsta nagų lakas ir geriau laikosi. Kol dar jo neturėjau, tai tikrai nagus lakuotis man nelabai patikdavo, dėl to, kad ilgai džiūdavo. O dabar nusilakuoju, labai greit nudžiūsta. Sekantis yra Zoja nagų lakai. Juos nusipirkau iš oficialaus jų puslapio, kai buvo akcija, kad 3 nagų lakai nemokamai, tik tai reikėjo susimokėti už siuntimą. Toliau Essie ir visa eilutė China Glaze. Šios pirkau iš 2 skirtingų puslapių, skirtingų metų. China Glaze gal kainavo po $3. Kai kurie nesiekė 3, kai kurie buvo šiek tiek virš 3, bet kažkas apie 3. O Essie, jeigu gerai pamenu, tai gal $5 ar 6. Nu, žodžiu, Essie yra brangesnė, kaip ir Zoja. China Glaze yra vieni pigiausių iš tų jau geresnių saloninių nagų lakų. Taigi, kiekvieną nagų laką aptarsime atskirai. Štai turiu tokią draugę, kuris sėdi šalia. Taigi, pirmiausia apie Zoja lakus ir pirmoji spalva yra šiai. Tai parodysiu, kaip atrodo nago. Spalva yra tokia šiek tiek perlamutrinė, neturinti žvilgesio. Smėlinė spalva. Nude. Antroji spalva pavadinta Jana. Tokia rudai alyvinė spalva. Štai taip atrodo nago. Sekanti spalva Anja. Tokia tamsi violetinė spalva. Štai taip atrodo nago. Spalva yra labai tamsi. Pirmai sakiau violetinė, bet tik atrodo gal šiek tiek buteliukė, iš tikrųjų yra tamsiai bordinė spalva ir šiek tiek primena Chanel nagų laką Rouge Noir. Tai čia būtų alternatyva kaip pigesnis nagų lakas. Šis nagų lakas yra tokios keistai pilkos spalvos. Uosto dabar čia. Taigi toliau Essie nagų lakai. Pirmoji spalva yra labai panašiai prieš tai buvusi. Zojos spalva, irgi tokia tamsiai bordinė spalva. Kaip ir minėjau, labai panaši prieš tai buvusią spalvą, tik šita galbūt šiek tiek kažkokia tai rudo pigmento daugiau turi. Ana spalva gražesnė, man asmeniškai. Ši spalva vadinasi Jazz. Tokia šviesiai rusva, taipogi nude spalva. Taigi, tai šita yra spalva. Tikrai labai graži. Čia, aišku, dabar padingiau storų sluoksnių, kad geriau matytųsi spalva. Na ką aš galiu pasakyti, ne veltui mes jos norėjom, nes tikrai labai graži spalva. Taigi, toliau eina China Glaze. Šita pirmoji spalva vadinasi Perfect Plum. Per fotoaparatą atrodo labiau rožinė, labiau bordinė, bet iš tikrųjų yra daugiau violetinė. Ši spalva vadinasi Foie Gras. Netrukus parodysiu, kaip visas 3 spalvas iš karto nago nulakuotas. Ši spalva yra pavadinta Pink Plumeria. Taigi visos 3 spalvos ant nagų. Pirmoji, kaip jau minėjau, Perfect Plum.
realiai labiau violetinė. Antroji Foie Gras. Ir paskutinė Pink Plumeria. Čia Foie Gras labai gražiai nusilakavau. Spalva yra ruda. Tokia šokolado. Nežinau, nesu tikra, ar man jinai patinka. Šioji spalva yra labai ryški. Tiktų vasarai. Ryški rožinė tokia spalva. Turi perlamutro, taip pat buteliuke. Matyti čia šitoje vietoje pabalkšvavimas kažkoks. Tikiuosi, čia ne dėl to, kad jisai yra pasenęs. Taigi, sekančios 3 spalvos yra štai tokios. Pirmoji spalva pavadinta Urban Night. Tamsiai alyvinė spalva, violetinė. Kas šis tom violetinėm? Atrodo vien violetinės. Taip ir būna, kai lakus perki skirtingų metų. Antroji spalva yra ryškiai raudona. Hey Sailor. Labai graži, tiktų prie įdegusių rankų. Šiuo metu mano rankos neįdegė. Bet vasarą, manau, labai gerai. Bus labai gražu. Ir paskutinė spalva. Velvet Bow. Kaip galiu aš pasakyti, tai raudono vyno spalva, tokia tamsiai raudona. Dar pamiršau paminėti, kad Hey Sailor tos raudonos spalvos labai gera pigmentacija. Taigi, pirmoji spalva yra Call of the Wild. Šita spalva. Tamsiai ruda spalva. Štai ši spalva pavadinta Below Deck. Prie tokio apšvietimo nelabai matyti tikroji spalva, bet yra labai panaši į Zoja Jana. Na ir paskutinė spalva. Dance Baby. Šviesiai rožinė spalva, kreminė, labai gera pigmentacija. Na ir paskutinės 2 spalvos. Pirmoji yra Traffic Jam. Kaip žiūriu, tai atrodo, kad raudona, bet... Nu taip. Bet realiai yra spalva internetinai vadinama fuščia. Nežinau, kaip tarėsi, bet manau, kuri žino arba į Google vedus Fuschia, pamatytų, kokia yra ta spalva ir suprastų. Ir antroji spalva yra Jungle Queen. Prastoka pigmentacija šios spalvos. Turi violetinės perlamutro. O kai nežiūri prie šviesą, tai atrodo, kad ruda. 2 sluoksnių reiktų mažiausiai turbūt, galbūt net ir 3. Tai va, čia buvo 2 paskutinės spalvos. Ačiū, kad žiūrėjot.